Labas vakaras, Kristina. Žiūrėkit, aš parodysiu, kaip jūsų telefoną instaliuoti jūsų paštą. Ten iš tikrųjų jokių papildomų programėlių nereikia. Taip, aš jums atsiųsiu nustatymus, kokius reikia įvesti, bet žiūrėkit, jeigu pas jūs su Android ir jūs turit tą Gmail, tai galit prisijungti per Gmail programėlį, jeigu jinai jums yra patogi. Jeigu, pavyzdžiui, jūs turit iPhone'ą, tai ten yra tokia irgi paštas, nežinau, mail, ar mail irgi jinai taip pat vadinasi, kaip ir čia vat. Todėl parodysiu, kaip jūsų paštą prijungti ir ten, ir čia. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs norėsite į Gmailą, jūs tiesiog užeinat, viršuje yra toks, kaip ir jūsų ten account, jūsų paskyros langelis, jūs ant jo paspaudžiat ir pasirenkat apačioje pridėti naują paskyrą. Ten arba add account, aš nežinau, kokie kalbos bus, tai va, spaudžiam ir pasirinkam kitą paštą. Spaudžiam kitą, įvedam čia jūsų pašto adresą. Pavyzdžiui, aš savo prijungsiu InfortWeb. Toliau pasirinkam būtinai IMAP ir įvedam savo slaptažodį. Ant šiame puslapyje mes turim nustatyti įeinančio pašto parametrus. Taigi, jūsų serveris bus drugys.serveri.lt. Aš jums atsiųsiu į paštą. Mano kitoks, mano apokas serveri.lt. Čia tą patį padarom, čia jau išeinančio pašto nustatymai. Apokas. Toliau. Viskas čia nustatymai yra, kas kiek laiko patikrint paštą, ar pranešinėti apie naujus laiškus, ar sinchronizuoti šios paskyros paštą, ar atsiųsti tos prie laiškų pritvirtintus failus esant Wi-Fi. Tai va, čia viską galite taip pasirinkti, spaudžiu toliau ir viskas, jūsų paštas prijungtas. Tai va, čia išsiaiškinam. Taip aš trinsiu, nes aš per kitur gaunu tos paštus, tai man jau bus per daug. Toliau parodysiu, kaip su pašto programėlė tai padaryti. Jeigu jūs turit kažkokį tai panašią į šitą pašto programėlę, jūs spaudžiant ant jos. Nežinau, man tai reikia čia viršui paspausti. Pas jūs gali būti kažkur tai kitur. Ten pridėti ar nustatymą, ar taip toliau spaudžiam. Toliau aš spaudžiu čia, jeigu pas jūs Samsungas, tai bus analogiškai viskas. Pridėti naują paskyrą. Taip pat pasirinkam kitą. Ir čia įvedam paštą info. Jūs savo, info mamija, InfortWeb, slaptažodį. Ir prisijungti. Galima pasirinkti arba rankiniu būdu nustatyti, arba prisijungti. 100% reikės, kad rankiniu būdu, tai jeigu per tokias programėlės, nes jos dažniausiai klausia rankiniu būdu, bet galite pabandyti spausti įeiti, prisijungti. Vėl pasirinkam būtinai tą IMAP. Čia reikėtų mums įvesti jau šiek tiek daugiau. Vartotojų vardas. Vartotojų vardas turi sutapti su jūsų paštu. InfortWeb.lt. Taip, slaptažodis.
serveris. Kaip sakiau, jūsų drugys.serveriai.lt, mano apokas. Apsauga. Būtent čia yra apsauga, reikia pasirinkti, kokią apsaugą naudoja. SSL. Ir portas turi būti 993. Būtinai čia įeinančių paštų nustatymai. Toliau išeinančių paštų nustatymai irgi tas pats. Apokas serveriai.lt. Apsaugos tipas SSL. Ir portas turėtų būti 465. Taip, ir būtinai reikia pažymėti, kad autorizuotis prieš išsiunčiant laiškus, tai čia info. Mamija jūs rašot, savo slaptažodį ir prisijungti. O, viskas prisijungiam. Turim. Viską turim. Taip, su to viskas kaip ir aišku. Dabar iš jums parodysiu, nes reikėtų jums už Google reklamą sumokėti. Tas, kas buvo jau parodyta. Google reklama. Taip, šiai dienai suma reklama yra sustabdyta, bet vis tiek iki šiol buvo nerodoma. Suma yra, nežinau, rodomi jūs dabar ar ne, 52,25. Yra du variantai, kaip ją apmokėti. Vieną aš jūs prijungiu prie šitos reklaminės kompanijos, jūs ten registruojate savo kortelę mokėjimą ir sumokat. Arba aš moku per savo mokėjimo kortelę ir jums įstatau sąskaitą tada. Ir jums tada išstatysiu sąskaitėlę už tai. Na, reikės pasirinkti. Šiaip irgi galite įdiegti savo telefoną tokią programėlę, aš jūs prijungsiu ir jūs visada galėsite pažiūrėti statistiką. Aišku, lietuviškai pas jūs bus, čia dabar per visą laiką parodyta, kiek paspaudimų, kiek parodymų, kaina už paspaudimą ir bendra kaina. Ir galėsit išanalizuoti šiek tiek čia jūsų skelbimas. Ne čia jisai. Kažkur tai. Nu, per kompiuterį žymiai patogiau, ten daugiau informacijos matoma. O, čia įvairiausios statistikas galima žiūrėti. Pavyzdžiui, per 14 dienų jinai nebuvo rodoma, nes buvo išjungta jinai. Galima kažkokį tai laikotarpį būti nustatyti. Nu, pavyzdžiui, nuo čia iki čia. Mat, kiek buvo paspaudimų, kiek buvo parodymų, kokia suma buvo išleista, ką žmonės ieškoja. Ar kur buvo parodyti reklamą, aišku, Lietuvoje visai. Tai va. Na, kol kas tiek, siunčiu jums šitą video. Ir tada kol kas. Nu ir jo, reikia jūs praneškite, kaip jūs norite reklamą apmokėti. Ar, sakau, jums sąskaitą išrašyti, gausiu iš jūsų pinigėlius ir tada sumokėsiu. Ar jūs prijungia prie šitos paskyros, ar jūs apmokat patys. Viskas, visom.